tobula, kas paprasta. Kompaktiški automatiniai kavos aparatai Zylė. Elegant Home. Kurkime įkvepiančius namus kartu. Poilsio kompleksas Melno rezidencija. Pirmasis toks pajūryje. Sveiki, būsto anatomijos žiūrovai. Šiandien esame Kaune, šiandien susitinkame su Girste iš Intro dizaino. Ji mums aprodys savo naująjį objektą. Keliaujame į vidų. Labas, Girste. Labas, Jurai. Šiandien esame ypatingoje vietoje Kaune, kur tu pasirūpinai viso pirmo aukšto, kitaip sakant, namo dalies, visų atnaujinimų. Tai esamas pastatas, taip? Taip, renovacija. Kiek tai yra kvadratinių metrų, kokio tai yra dydžio būstas ir ką mes šiandieną čia galime apžiūrėti ir ką pamatysime? Visi namai yra apie 300 kvadratinių metrų, o mes atnaujiname pagrindę tik tai patį pirmutinį aukštą, tai 150 kvadratų. Ir iš tiesų tai mūsų tas pradinis darbas prasidėjo tiesiog nuo to, kad užsakovė susisiekė su manim ir paprašė, kad mes jai atnaujintume virtuvę. Virtuvę, bet ties virtuvę nebaigėt. Ne, pradėjom ties virtuvę ir tada užbaigėm ties visų pirmo aukšto. Geras. Tai čia aukštis svetainėje buvo iš anksčiau, ar ne? Kurį mes turėjom jau nuo pastatų pradžios. Jo, nes mes sienų ar kažko nieko nekoregavome, tai šita viršutinė dalis yra 6 metrai aukščio. Žinoma, buvo labai toksai nelengvas iššūkis būtent šioje zonoje, kaip padaryti taip, kad ta erdvė būtų užpildyta. Bėgiai, laiptai, čia buvo irgi nemažai reikalų, nes kažkokie laiptai buvo, ne? Ką čia darėte? Čia buvo įspūdingi tokie laiptai, galėčiau pasakyti, jie priminė kažkokią senovinę laivo architektūrą. Aha. Jie buvo itin tvirti, turėjo labai daug metalo, dalį metalo mes jau čionai konstrukcijos realiai panaikinome. Okay. Ir tada norėjom įnešti į visus namus tokio lengvumo, nes laiptai yra visame šio kambario epicentre. Tad nusprendėme pasirinkti tiesiog, juos nudažyti baltai, kad būtų tokie lengvi. Ir taip pat patį medį pasirinkome, net tos pačios riešutos spalvos kaip grindys, bet šviesesnį kur kas. Tai pirminėme variante, kaip pat jau pirmą kartą šį objektą, mes šiandien turėjome tokią L kampu kampinę sofą, kuri labai neišpildė erdvės. Ir kadangi mano vis tiek laiką atrodo toks didžiausias lūkestis, kad šita didelė erdvė būtų išpildyta, norėjusi sukurti baldų kompoziciją. Tai tam pasirinkau 2 pastatomas sofas. Šitą fotelį, jisai iš tiesų atvyko čia, nes buvo specialus užsakovo pageidavimas turėti bent vieną baldą, kuriame būtų galima labai maks patogiai atsigulti, relaksuoti ir tiesiog po darbo dienos ilsėtis. Ir tada turim šias 2 sofas. Jo, apačioje turime natūralaus medžio detalę. Pats gamintojas yra portugalų, tai yra labai kokybiški baldai. Mes juos rinkomės irgi būtent dėl to pasirinkom šį gamintoją, kadangi šiuose namuose gyvena 2 šunys, vienas mažesnis, kitas ekstra didelis, su savo ilgais nagais. Tai ši medžiaga turėjo būti maks atspari. Ir dabar rasti baldą, kuris turėtų ypatingai atsparę medžiagą, bet būtų ir puošnus ir gražus, buvo tikrai labai sudėtinga. Bet nuėjom į Elegant Home ir radom iš karto realiai. Iš tikrųjų tikrai norisi padėkoti įmonei Elegant Home, nes jie čia pasirūpino ir dekoro, ar ne, aš kiek žinau, ir knygos, ir paveikslai, ir augalai. Čia vėl jie padėjo ir su šitais dalykais. Taip, čia galima tikrai atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui, šita turbūt konsolė labai gerai pozicionuoja visus mūsų dekoro elementus ir taip pat juos apjungia ir sietynai iš Elegant Home. Iš tikrųjų įspūdingi įmonės Las Casas baldai, o apskritai, kas nematė Elegant Home, mes juos rodėm ir mūsų laidose, tai turim net visą specialisto rubriką apie jų baldus, pas juos vaikščiam salone, tai tikrai rekomenduojame pasižiūrėti vieną iš mūsų paskutinių laidų. O dabar mes keliaujame toliau, nes apie virtuvę dar per daug ir nešnekėjom. Nėra čia kompromiso. Stalelę valgom, ilsime svetainiai, daugiau svečių patogiai valgom, ne? Oi, tikrai patogiai ir tikrai daugiau svečių, nes realiai netgi ir pati rekonstrukcija prasidėjo tiesiai po kalėdų laikotarpio, nes užsakovom labai buvo aktualu, kad per kalėdas visi praleistų laiką pas juos svečiuose, namuose. Ir žinoma, dėl to reikėjo pasirinkti itin didelį stalą, kuris sutalpintų kuo daugiau svečių. Tad kas man dabar labai šiuo metu patinka, ir vis norisi daugiau įdėti tos medžiagos, tai yra stiklas, kuris turi tekstūrą. Geras. Jinai iš toli atrodo tokia neutrali, o arčiau priejus matosi, jos visas gražus toksai braižas. Ir kad yra stiklas, bet tarkim kažkokie pabraižymai ar dėmes, netaip matosi. Taip, labai praktiška.
Čia mikrocementas turime, ne? Taip. Šita medžiaga, jinai tęsiasi pas mus iki pat vonios kambario. Žinoma, jos nebuvo, kaip čia atėjau pirmą kartą. Čia buvo visur tiesiog ąžuolinės parketlentės. Tačiau labai patiko užsakovų lankstumas ir tas naujavatiškumas, kad sutiko tą medžiagą panaudoti. Panaudojom vonios kambaryje. Tai va, durys, sienos, viskas yra išlieta iš tos pačios medžiagos. Kad jau kalbam apie mikrocementą, iš tikrai norim paminėti, kad Atria Dekor įmonės profesionalai, specialistai čia atliko kokybiškai darbus, tai jie įvairiausių, žinomų objektų visokių ir spa pridarė, tai kaip sakant, aukščiausio lygio specialistai. Žinai, jausmas, kad sėdžiu kažkur Palangoje prie jūros, bet esu apsuptas senų ąžuolų. Terasa įspūdinga. Ką čia darėt? Ką čia rekonstravot? Tai prieš tai šita terasa atrodė vos ne kaip atskiras kambarys, tiesiog su langais, su langų intarpais, bet be pačių stiklų. Tad buvo nuimtas visas tas papildomas stogas, sienos, sukurtas šis gražus šlaitas, uždėtas akmuo, pakeistos plytelės. Nu ir žinoma, pastatyti šie šviesus jaukus baldai. Kol keliavom per šį nuostabų objektą, noriu paminėti ir pagirti mūsų vienus pagrindinių laidos partnerių, sezono partnerių, tai įmonė Krinona. Galite užeiti į krinona.lt ir bet kurią jų parduotuvę didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir pasinaudoti beje mūsų kodu būsto anatomija 15. Tai visą rudens sezoną, viskam nuo kavos aparatų, robotų siurblių, viską galite rasti ten. Galbūt ir mažam biurui, gal kitam objektui, krinona.lt. Taip, tai čia turim pagrindinį miegamąjį, kur per daug labai kas nesikeitė. Labai unikalus sprendimas yra šis židinys, kuris jau žinoma per renovaciją nebuvo keistas, jisai unikaliai toks ir liko, kaip ir yra. Labai fainas sprendimas, miegamajam turėti natūralų židinį, kūrenamą malkomis. Turim ir sanmazgą, ir drabužinę, ar ne, ir sofą, kur galima pabūti, atsisėsti, galų gale arbatos atsigerti. Apie užuolaidas, aš manau, mes galim irgi šiek tiek pasikalbėti, mūsų žiūrovam irgi tikrai aktuali ir neatsiejama namų dalis, tai yra užuolaidos. Ir mes jau esame mūsų laidose susidūrę su įmonė ldeko.lt, įmonė Ldeko, kurie čia rūpinosi visame šitame name, visomis užuolaidomis. Taip, tai kadangi turime pro langus ypatingai gražų vaizdą, kuris atsiveria į natūralius ąžuolus, tad nenorėsim mums jo žinoma uždengti, dėl to pasirinkome tik tai naktinės užuolaidas ir šį tokį standų gražų austą audinį, kuris yra labai natūralios tokios tekstūros ir labai malonus yra jo pats pojūtis. Nu, iš tikrųjų, įspūdingas Ldeko įmonės darbas, apskritai jie viskom gali pasirūpinti, turi savo siuvyklą, tai, nu, žinai, jeigu jau tokį projektą gyvenino, tai turbūt paprastų užuolaidų kabinimas, tai vieno pirštos prakelimu pas Ldeko, ne? Girste, kalbant apie iššūkius, jau su tam esam šiek tiek kalbėję, kadangi namo renovacija, tai buvo jų čia labai nemažai, o vienas iš jų buvo kaip teisingai atnaujinti ir papildyti apšvietimą. Kadangi norėjome inovatyvių, gražių sprendimų ir tokių neutralių, tai reikėjo nuleisti naujas gipso kartono lubas ir pasirinkome įleidžiamus šviestuvus. Tai čia buvo toksai naujesnis kaip šiems namams sprendimas. Taip pat sukūrėme irgi užuolaidoms bėgelius, kuriuose irgi yra integruotas LED apšvietimas. Ir pagaminot šitą šviestuvą perimetru virš salelės, aš matau irgi, čia tikrai tokio nenusipirksi. Taip, šitas tikrai yra jau individualus rankų darbo. Mes visas medžiagas užsisakėm iš Sietynas parduotuvės. Tad mums rinko ir šiuos troselius, bėgelius, ledus, transferius, absoliučiai viską, kad šis šviestuvas galėtų atsidurti šiuose namuose ir atrodyti būtent šitaip. Super, tai tokio tipo apšvietimus, visus komponentus galime rasti Sietynas.lt? Taip. Šaunuoliai Sietynas, tikrai super. Girste, pabaigai, iš tikrųjų tikrai nuostabus objektas, jaučiasi tavo meilė šitam objektui, tu viską sužiūri iki detalių, suderini, spalvas, augaliukus, apskritai viską. Bet kalbant apie patirtį tavo pačios šitame objekte, kas tau pačiai čia buvo naujo, kitaip negu tavo prieš tai buvusiuose projektuose? Labiausiai įstrigo tai, kad iš tiesų tai yra mano pati pirmoji rekonstrukcija per visą patirtį darbo. Ačiū. Ir kai tik įžengiau pirmą kartą į namus, nežinojau, ko tikėtis, nes namai yra statyti 1980 metais ir tikrai tiesiog nežinojau, kur važiuoju ir tiesiog buvo sunkiausia nuspręsti ir priimti sprendimus, ar tikrai mano ta sukurta dizaino vizija bus teisinga, nes jinai kardinaliai skiriasi
skiriasi nuo to, kas čia buvo. Tas gal toksai pasitikėjimas, sakyčiau, išaugo, nes ateiti į naujus namus, kuriuose absoliučiai nieko nėra ir kažką sukurti naujo pagal užsakovo viziją yra ganėtinai palyginus lengva, man jau šiai dienai, nes rekonstrukcija yra kur kas sudėtingiau. Nes užsakovai yra pripratę prie vieno vaizdo, gal jos netgi ganėtinai kažkurie elementai netgi ir tenkino, bet mes jos pasiūlėme kardinaliai pakeisti kitais. Tai Girsta, iš tikrųjų sveikinimai su šitą pirmą rekonstrukciją, tikrai nuostabus jausmas būti čia, šypsena pas mus, šypsena pas tave, kaip minėjai, ir užsakovai patenkinti, ir rangovai labai norėjo, kad apie juos paminėtume, pagirtume, nes iš tikrųjų puikiai atlikti darbai. Ir aš tikiuosi, mūsų žiūrovam irgi šitas objektas patinka. Tai ačiū tau, kūrybinio tavo kvėpimo ir lauksim kvietimų į kitus tavo objektus. Ačiū. Iki. Iki. Kalnai. Tėti, ar galime pakartoti kitą savaitgalį? Žinoma. Naujasis Tiguan visoms gyvenimo kelionėms. Volkswagen. Šiandien kalbame su įmonės Pirčių pasaulis vadovu Laimiu. Jis mums papasakos apie tai, kaip teisingai išsirinkti pirtį, kokios dažniausiai daromos pirties įrengimo klaidos ir ne tik. Sveiki, Laimi. Labą dieną. Paskutinį kartą su tavim susitikome Vilniuje parodoje Namų pasaulis, ar ne? Taip. Ir iš tikrųjų pavyko tada užeiti į jūsų pirtį, šiek tiek su pačiu pasišnekėti, bet iš tikrųjų norėjosi išsiplėsti, pasikalbėti su mumis labiau, su pirčių ekspertais, turbūt Lietuvoje ir lyderiais pirčių, ar ne? Tikimės, kad tokie esame. Tai va, o šiandien esame pas jūs gamyboje, kur galėsim šiek tiek pasižiūrėti, kaip visa tai ir vyksta, kaip vyksta pirčių surinkimas, bet pradžiai, Laimi, klausimas pačiam. Apskritai, kaip gimė kažkada idėja užsimti pirčių gamybą? Nežinau, man pačiam, kaip sakyt, nuo amžiam žinųjų patinka pirtis ir mes jas po biškį gamindavom, sakysim. Mes aplamai, jeigu taip žiūrėt įmonę pradėjom nuo lentpjūvystės, spėjom lentas ir po vieną kitą pirtį pagamindavom per metus ar ten per mėnesį ir paskui nuo turbūt 8-7 tos krizės. Mums ta visa lentpjūvystė taip sustojo, kad nors kirviuką pok nieko, o pirtis važiuoja tolyn. Nuo tų 8 metų mes vis tolyn ir galbūt nuo kokių 15 daugiau nieko neveikiam, tik pirtis renginėjom. Tai išsigryninom. Išsigryninom, kad mums pirtis patinka, kad viskas gerai ir aš turbūt, nežinau, gal kokiais 9-8 pirtininkų kursus baigiau, supratau, kas yra pirtis ir ką iš jos reikia norėti ir pradėjom ir kitiem bandyti išmokyti, kaip pirtim naudotis, tiek patys pradėjom teisingas pirtis daryti ir taip ir toliau tęsiam. Apskritai, ar nedidelė kažkokia, suomiška ar lietuviška, kaip sakyti, apie tipus dar norėsiu daugiau paklausti, pirtį šiai dienai yra brangu įsirengti, ar iš tikrųjų tai yra, čia toks tas žiauriai sudėtingas, kas yra brangu ir pigu ir, sakysim, kiekvieno požiūris skiriasi. Kiek tai prieinama šiai dienai? Aš manau, kad kiekvienas gali įsirengti ir pagal kiekvieną žmogų galima surasti ir produktą, ir pirtį, ir jam tinkamą sprendimą. Kalbant apie pirties tipus, mes esame čia pas jūs prie gamyklos ir turim nemažai tų pastatomų pirčių, ar ne? Tai jūs gaminat ir tokias, kurios tokios kaip autonomiškos, ar ne? Taip. Bet turite ir mūsų matytą OM klinikoje Vilniuje, tai reiškia viduje pastato, kur pagaminote tam tikrą šabloną ir išsimatavot, išsirinkot, nuvažiavot ir kažką darė ten, ar ne? Ar dar kažkokius kitus pirčių tipus? Ne, pagrindiniai du tipai. Vienas yra, mes vadinam outdoor, indoor, išorinės ir vidinės saunos. Du pagrindiniai tipai, jau čia kažko daug neprigalvosi. Tai su tom išorinė mes galima, kaip sakyt, pamatyti kiemę ir jas sudėjęs ir iš vienos pusės su jom paprasčiau dirbti, nes kiemas ten pusę metro į vieną, pusę į kitą turbūt labai nepakeičia esmės mum. Tai mes ir lengva parduoti, galim pavyzdžius parodyti ir turėti kiemę. O su vidiniam yra sudėtinga tuo, kad kiekvienas yra individualus projektas. Praktiškai vienodų namų nerasim, vienodų saunų nerasim ir darom tik skirtingas pirtis.
Laimi, kalbant apie pirčių tipus, kokias pirtis gaminate jūs? Lietuviškas. Tai kuo jinai skiriasi nuo tų suomiškų, kaip pavyzdys? Tai mažiau garo? Nu tai aš kaip ir juokauju, nu atėjai į suomišką pirtį, užpylė vandens ir turim lietuvišką. Šiaip realiai, nu tie visi suomiška, rusiška, garinė, nu yra sąlyginiai pavadinimai ir kiekvienas turbūt kaip savaip supranta. Taip žiūrint, tai visiškai vienodas variantas, tik pavadinimai skiriasi. O kalbant vėlgi šiek tiek ir apie tos kaštus, ar yra skirtumas, pavyzdžiui, garinę pirtį įsirengti nuo tradicinės su krosnele, galbūt ar tai būtų elektrinė krosnelė, ar būtų malkinė? Kokie tie skirtumai? Nu, garinė pirtis, jeigu ta tikra, ta garinė turkiška, kad visi suprastų, sakom, taip, jinai yra brangesnė ir daugiau reikalavimų yra. Nes tai yra grynas garas, yra daug labai garo, reikia plus atskiros patalpos generatorių, jos yra brangesnės, turbūt net, nu, vėl kaip minimum 2 kartus, o galbūt net ir daugiau, priklausomai nuo dydžio ir jeigu tokio padydžio turėt garinę ir paprastą lietuvišką pirtį, turbūt gal net 3 kartus gali būti brangiau. Laimi, kada reikia pradėti galvoti apie pirtį, jeigu, tarkim, pradedame statyti namą ar galbūt bute norime pirties? Tai geriausia prieš pradedant statyti. Ir pamatai, ir išplanavimas visą kitą. Yra idealiausia, kai mes susiplanuojam pirtį ir tada visą kitą dėliojam. Negu kaip dažnai ateina, turi jau namo projektą, lieka kažkoks kampas ir nebežinom. Pirtis tilps, netilps, įvado nėra, vandens nėra, kažko trūksta ir tada jau kankinamės, vėl kažką davedinėjom, greunam sienas ir kaštai išauga. Tai idealiausia pradėti nuo projektavimo stadijos. Tai reiškia, jūs dirbate aktyviai ir su interjero architektais, ar ne? Kada jie dar grynina visą konceptą, kas bus name, bute, ar tai pastate kažkokiam ir ten jau nusimatot vietą, elektra tada... Nu, dydį optimalų nusimato, dydį, vėdinimą, nu, komunikacijos davedimą, nu, visą mes kaip duodam rekomendacijas, kaip turėtų atrodyti ta pirtis, kad jinai būtų tinkama žmogui, ar kaip sakyti, nu, patogi žmogui naudotis. Šitom patalpoje mes gaminame lauko pirtis. Nu, aišku, čia turim ir tą medienos apdirbimo staklyną, kadangi mes perkam lėtas patys visus profilius, viską obliuojam, tai čia apdirbam medieną ir surinkinėjam lauko pirtis. Laimi, kiek vidutiniškai trunka laiko pagaminti tą lauko tokią pirtelę? Bet čia vėl, sakau, kaip aš jau minėjau, yra visokių dydžių. Yra, nu, galbūt 2 metrų ir turim 6 metrų pirtį, tai tas ir darbas, nu, nuo savaitės iki 2 arba 3. Nu, labai individualus, sakysim, turim pirčių, kurias ir prie 2 dienas padaro, mažytės visai. O kalbant apie išorinės pirtis, ar žmogus gali atsinešti kažkokį savo individualų projektą, vat, sakykime, aš noriu medinės tokios, bet man vat, reikia kitos formos. Nu, tai mes to ir darom, būtent taip ir dirbam. Mes turim savo kažkokį šabloną, bet visada pritempiam prie kliento pageidavimo. Yes. Kur langą įdėt, kur duris, kokią krosnelę ir kaip gultus išdėsit, visada derinam prie kliento. Tai čia turime jūsų kitą patalpą, kur jūs, kaip ir minėjai, gaminate tas surenkamas pirtis, ar ne? Surenkamas vidinės pirtis, šitas tik patalpoje jau tinkamos. Nors, aišku, dabar populiarėja, galiu pasakyti, pirtis balkonuose. Tai... Balkonuose? Gerai. Terasuose? Balkonė. Nu, daugiau aukščio balkonė, va tokios pirtis gan neblogai jau esam kelias padarę ir paklausimų daugėja. Tai kaip toks gan įdomus sprendimas ir pasiteisinęs turbūt. Mes atvažiuojam, išmatuojam patalpą, suprojektuojam, viską suderinam, pas save pasigaminam, va čia susirenkam, išbandom, pasižiūrim ir tada važiuojam pas klientą, išardom ir jau pas klientą vėl dar kartą surenkam. Ir tada mes ten užtrunkam nu 1, maks 2 dienas ir turit pirtį, einat maudytis. Laimi, jūs pirčių versle jau daugiau negu 20 metų, kiek žinau, ar ne? Taip. Tai kaip keičiasi visas tas, na, žmonių požiūris į pirtį ir apskritai produkcijos gal pasirinkimas, kaip jūs, tarkim, ir patys, va, prieš 20 metų matėt situaciją, dabar link ko viskas eina? Nu, tai, kaip sakai, viskas keičiasi ir, sakysim, pagrindinis pokytis tai, kad jau nebereikia pirtybų didvyrių, ten 100 ir daugiau ir kas iškentės ir jeigu aš ten iškentėjau už didvyris. Dabar mes iš pirties jau norim malonumo. Ir jeigu mums karšta, mes bėgam lauk, jeigu šalta, šildomės. Tai va tas pagrindinis, sakyčiau, pokytis. Tai automatiškai atsiranda žemesnės pirty temperatūros ir drėgnesnis klimatas, kas, nu, žymiai sveikiau sveikatai. Mes nebesikankinam, tai iš to ir keičiasi ir krosnelių gamintojų produkcija, ir pirčių rengimas šiek tiek keičiasi, kadangi
nebereikia mums to karščio, nebelipam, nedarom 3-4 aukštų, kaip mes šitas, nežinau, lakvas ar kažkokios, viskas leidžiasi žemyn, gultai platėja, kad patogu atsigult būtų, krosnelės irgi visos atsiranda, kuo daugiau akmenų, jau tas labai nepopuliarios, kur 20 kg akmenų jau, nežinau, turbūt. Mažėja ir šitų, ne? Kaip sakyt, populiarumas mažėja, automatiškai jų ir gaminimas mažėja, parduodam vieną kitą, bet jau labai, santykinai labai nedaug. Viskas eina į tą, kad būtų galima užpilti daugiau garo turėti, žemesnę temperatūrą, direktnesnį klimatą pirtį. Laimi pabaigai, kas tau pačiam yra ta pirtis? Nes, tai nėra tik tai kažkokia tai prekė, tai yra vis tiek ramybė, poilsis, ar ne? Taip, pirtis tai yra tas atsipalaidavimas, poilsis ir mes tas pirtis gamindami nenorim, kad grūdam pirtį ir tu turėk bėdą, taip sakysi. Mūsų požiūris tas, kad turi gerai jaustis pirtį, tada ir mes gerai jaučiamės. Tai ta pirtis biški daugiau negu vien pastatas arba vien kažkokia krosnelė. Tai yra viskas kartu ir įdėta kažkokia dvasia mūsų, kad jums būtų gerai, malonu ir faina pirtį. Tai Laimi, ačiū tau, kad skiriai laiko ir papasakojai šiandieną ir aprodėjai mums šias nuostabias pirtis, parodėjai, kaip jos gaminamos, aptarėme ir jų tipus, o mes savo žiūrovams parekomenduosime tikrai kreiptis pas jūs į pirčių pasaulį, į ekspertus, užsukti į Vilniui, į Kaune esančias atstovybės ir teisingai išsirinkti. Tai ačiū dar kartą. Ačiū Jums. Na ką, Būsto anatomijos žiūrovai, baigėsi dar viena mūsų laida, kaip visuomet jums sakau, ačiū, kad žiūrite. Visas mūsų laidas galite rasti ir mūsų YouTube bei Spotify platformose. Prenumeruokite, spauskite like, užduokite klausimus, tai didžiausias įvertinimas jums. Iki sekančio šeštadienio susitiksime jau tuo pačiu metu. Iki! Tobula, kas paprasta. Kompaktiški automatiniai kavos aparatai Zylė. Elegant Home. Kurkime įkvepiančius namus kartu. Poilsio kompleksas Melno rezidencija. Pirmasis toks pajūryje.